Dabar kviečiu pradėti nuo pacientų balso, nuo pagalbos onkologiniams ligonėms asociacijos vadovės, direktorės Neringos Šekienės, kuriai ačiū už pagalbą ir už iniciatyvą sukviečiant visus jūs čia į Seimą. Lygiai taip pat kaip ir tuos, kurie stebit ar vėliau galėsit stebėti įrašą Seimo YouTube kanale. Prašau, Neringa. Dėkui labai, profesoriau, dėkui už tą mūsų besitęsiančią šių metų bendrystę, sprendžiant aktualius visuomenės sveikatos klausimus ir ypač iškeliant tas tokios didžiausius onkologinių susirgimų grupės ir kartu ieškant sprendimų, kad ta statistika ir išeitis, su kuriomis susiduria tiek pacientai, tiek medikų bendruomenė, tiek kita visuomenė, jie būtų sprendžiami ir lengvėtų. Tai plaučių vėžio žinomumo mėnuo, jisai toks gal nėra taip plačiai aptariamas ir taip dažnai apie jį kalbama, kaip apie, pavyzdžiui, krūties vėžį, kurį minėjom prieš mėnesį. Tačiau tai yra labai didžiulė problema, didžiulė sveikatos problema Lietuvoje, kad didelė, apie 1,5 tūkstančio naujų diagnozių per metus, dėja didžioji dalis tų diagnozių jau nuskamba labai vėlai. Faktiškai, kai žmogui atsiranda simptomatika, jisai jau patenka į priėmimo skyrių ir tada būna tik simptominis gydymas. Jau praktiškai padėti žmogui dažnai yra sudėtinga. Kita vertus, šalia atsiranda didžiulė stigmatizacijos klausimas. Plaučių vėžys yra tas vėžys, kur žmonės labai vengia apie jį kalbėti ir prisipažinti, kad jiem yra ši liga, ypač moteris. Deja, plaučių vėžys yra taip abiejų lyčių liga ir mes patys dalyvaujam ir tarptautinių organizacijų veikloje, kurios šiemet kalba, pagrindinis rizikos veiksnys susirgti plaučių vėžiu yra turėti plaučius. Nes kiekvienas, kuris turi plaučius, gali susirgti. Ir iki 1/4 visų plaučių vėžio atvejų yra žmonėms, kurie niekada gyvenime nerūkė. Todėl šiandien mes kalbėsim apie patikros, ankstyvosios patikros galimybės ir labai svarbu, profesorius Danila pristatys atliktą pilotinį tyrimą, labai svarbu, kad Lietuvoje mes nenustūmėme pakrašti tų žmonių, kurie neturi kitų rizikos veiksnių, kad yra tikrinami visi ir apie tai šiandien kalba pasaulis. Kitas, labai norim paskatinti visuomenę ir daugiau kalbėti ir apie tuos rizikos veiksnius, tabaką kaip po tokį ir ne vien tik tais tradicinės cigaretės. Pažiūrėkime savo jaunimą. Mes girdim, kad paaugliai pradeda veipinti nuo 11, nuo 12 metų. 15 daugelis yra pabandę. Kitų šalių nacionalinių vėžių strategijose yra eilė priemonių į tai orientuotų ir į tai nukreiptų. Konferencijos pabaigoje prie šio klausimo grįšim. Ir trečias aspektas tai yra stigmatizacijos klausimas, kurį tik kalbėjimas padeda mažinti. Tik kalbėjimas, diskusija ir žmonių žinojimas, kad žmogus pasakydamas, kad man plaučių vėžys, jisai sulauktų palaikymo, atjautos, o ne, tai kiek rūkiai. Ar ne, tai labai svarbu ir svarbu, kad tas požiūris jisai ateina ir iš artimo rato, ir kartais iš medikų bendruomenės. Tai kartu apsijungia pajėgas, aš tikiu, kad rasim sprendimus ir ta bendra tiek sergamumo, tiek žmonių išgyvenamumo susirgus plaučių vėžio statistika po 10 metų ženkliai pagerės. Tai ačiū labai visiems susirinkusiam.